Taro kaladė turi 22 didžiuosius arkanus. Kiekvienas arkanas jis turi vyrišką, moterišką arba neutralią prigimtį. 7 arkanai turi vyrišką kilmę. Magas, valdovas, žynys, karieta, jėga, velnias ir saulė. 6 arkanai yra moteriški, tai žynė, valdovė, teisingumas, mirtis arba transformacija, žvaigždė ir mėnulis. Likusieji 9 arkanai yra neutralūs, tai juokdarys arba kvailys, mylimieji arba kryžkelė, atsiskyrėlis, likimo ratas, pakabintasis, nuosaikumas, bokštas, atgimimas ir pasaulis. Kada yra sudarinėjamas žmogaus psichologinis portretas, yra žiūrima, kad būtų visų energijų, tiek vyriškos, tiek moteriškos, tiek neutralios balansas. Kas atsitinka tuo met, jei, tarkim, moteris turi daug vyriškos energijos. Ji norės dominuoti, norės vadovauti, norės aktyviai veikti. Kas atsitinka, kai siela apsigyvenusi vyriškame kūne turi daug moteriškos energijos. Tokiam vyrui sudėtinga būna išsikelti tikslus, siekti rezultatų. Jisai mieliau renkasi labiau moterišką veiklą. Rūpintis vaikais, rūpintis maistu, kurti grožį. Visai nesvarbu, kas tu esi, ar vyras, ar moteris. Kur kas svarbiau gyventi pagal tai, kas atitiktų tavo prigimtį. Jei tau įdomu psichologinis portretas, kviečiu pasidaryti išsamią analizę apie save.